pradedame tiesioginę transliaciją iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono. Tai Lietuvos nacionalinė moterų futbolo rinktinė FIFA pasaulio čempionato atrankoje susitinka su Gruzijos nacionalinė rinktinė. Taip, Minsko komandoje žaidžia Kino Pasikašvili, trečiasis numeris. Dabar būt prieš šios atakas, dabar viena prieš vartinį. Lietuvos moterų rinktinė priekyje su Sonata Vanagaitė. Vos prasidėjus rungtynėms viena prieš vartininkę išbėga ir kaip smagu matyti tą mūsų rinktinės džiaugsmą. O čia dar vienas šansas! Panelis. Fantastika, kad žaidžia mūsų merginos Raimonda Blažytė. Štai tai. Paskutinės saugiausios pozicijas. Dabar labai puikus šansas ir Gruzijos komanda, ačiū Dievui, muša šalia vartų. O Geriškoje tas virtuvė. Nesako. Matosi, kad viena iš lyderių čia Vanagaitė. Aštrus kampas reikia duoti, yra komandos draugė šiek tiek toliau ir dabar nepamatė, galbūt jos pabandė viską užbaigti pati. Negaliu pasakyti, kad pasakyti, ką mums lygiau Tarūno vartų negu Ferrero. Ne Ferrero, Gustinės vartininkė. Žansas puikiai žaidžia, pasakyti, puikiai. Turėjo situaciją, kad praslysta. Rekamolė, ojojoj, Vanagaitė. Varžovas Pastauskas merginas. Labai geras perdavimas Ilvievai tarpelį ir yra šansas smūgiui. Pavojinga situacija, vartininkė kamolio nepagauna. Pasikašvilė. Užsuka kamolį ir 2-1. Puikus įvartis. Nina Pasikašvilė. Nepavyksta mūsų vartininkai Gretai Kaselytė išgelbėti komandos nuo įvarčio. Tiesiog į priekį, laisvą plodą, čia Vanagaitė tikrai gali pabaigti greitesnė. Viena prieš vartininkę, kampas aštratas. Šansas smūgiui. Vanagaitė, nepavyksta pataikyti į vartų plotą. Tai nebent reikia, nežinau, labai drįgų. Viena prieš vartininkę. Ir rezultatas būdo. Intriga grįžta nuo 9 numeris, Katja Čkonė. Lygina rezultatą. Mūsų komandos visi sekasi gynyboje. Žiūrėkite, jeigu šitą kamuolys įsimšus, matyti kiekvieno pakrupavimą iš arti, galėtum tiksliai viską pasakyti čia nesąmonė. Čia nesąmonė visiška, nežinau ką pasakyti. Absurdiškas įvartis. Netoli priekį tušamas kamuolys ir ten tai ir vėl buvo iš esmės kovo. Žmonės ploja. Viktorija Budrytė arčiau vartų. Ten smūgis. 3-3. Vartininkas. Lietuvos rinktinės lygina rezultatą. Šaunuolis. Šaunuolis merginas. Dabar šansas jau varžovams. Kas bus pirmoji prie kamelio? Reikia ir dakaro. Manau, labai nemažai bet pridėto laikytis rungtynėse.
artėja prie labai svarbios pergalės ir rungtynės baigėsi. Baigėsi rezultatu 3-4 Gruzija džiaugiasi taip, lyg būtų laimėjusi pasaulio čempionatą. Tačiau ačiū merginoms, ačiū jums už kovą, už ryžtą charakterį, kviečiu jas palaikyti gyvai. Jau kitose rungtynėse čia Lietuvos futbolo federacijos stadione.